Mano vardas Andrius, man yra 24. 2007 metais pirmą kartą apsilankiau vakarėlėje Nesakyk mamai, kaip dabar atsimenu. Buvau su apatiniais, visas nekaltas. Po pusės metų atsakė kepenis. Šiuo metu esu intensyvios terapijos skyriuje, kur esu tyrinėjimas 12 daktarų komisijos. Jie niekaip negali patikėti, kad taip susivarė žmogus dar gali būti gyvas. Aš ragavau gyvenimą dideliais šaukštais. Nebuvo valgomo dalyko, kuris netilptų į burną. Kartą esu net ratą susikišęs. Lakiau kaip žvėris, kol nutirpo visą kairę pusę. Bet blogiausia prasidėjo, kai antrame vakarėlėje nusprendžiau nueiti nuo baro prie didžiai stalo. Ėmiau šokti. Tampiausi kaip gyvatė, deginama ugnimi. Šokau tol, kol atsikosiau krauju. Vėliau ir kosėt nebegalėjau. Apkurtau taip pat pakankamai greitai. Maždaug 2 mėnesį. Iš pradžių negirdėjau žemųjų, po to ir vidurinių. Kai iškrito dantis, pradėjo nebeįleidinėti. Kai leisdavo, vis pamirždavau nueit miegoti. Širdis ėmė permušinėti. Dabar turiu dirbtinę. Ir nieko, gyvenu. Jei galėčiau atsukti laiką ir viską pakeisti, pjaučiau dar žiauriau.